Sveiki, gerbimieji TV eterio žiūrovai. Šiandien svečiuose turime Danguolę. Sveiki, Danguolė. Jau man pačiam ir pyktis, ir juokas, ir nervai, viskas pradėjo rutuliuotis į vieną, kai gauni skambutį po skambučio, po pastarųjų laidų. Žmonės kenčia nuo tų tokių visokių sukčiavimų, apgaulių ir aišku, viskas neapsieina be medicininių ekspertizių, kurios vienoj gydymo įstaigoje būna vienokios, kitoj gydymo įstaigoje visiškai kitokios. Tai šį kartą turim labai painę ir labai įdomią ir keistą situaciją, bet apie situaciją daugiau. Danguolė, sakykit, nuo ko viskas prasidėjo? Jūs įsigijote būstą. Taip. Na ir prasidėjo linksmybės, nuotykiai ir pasakokit, kas ten nutiko. 2009 metais, net negyvenant dar tam būste, kuris tik buvo, kai sakom, užkonservuotas, langai sudėti, ir gyvenomės bute, prasidėjo elektros didžiuliai suvartojimai. Tai yra pastoviai nuo lapkričio mėnesio jau buvo 1000, kas keisčiausia, būtent po 1000 kWh. Mums buvo pasiūlyta... Negyvenant. Mums buvo net pasiūlyta vėliau net namų planas, būtent pastovyta kilovatvalandžių suvartojimas. Kad jau nesvarbu, kiek sunaudosit, būtų... Taip, būtent, kadangi tokia fiksuota. Būtent fiksuota, kadangi toks keistas tas vartojimas, reguliarus, net darbuotojas pačios stebėjosi, kaip mes taip sugebam lygiai po 1000, jeigu yra elektra kintama ir keičiasi kas sekundę. Tiesiog neįmanoma. Mes bandėm ieškoti priežasčių, bandėm ir atkasti, bandėm ir testuoti laidus ir tiesiog negavom nieko net iš ESO, nei iš kitų įstaigų atsakymų. Dar kartą patikslinsiu, kad žmonės tikrai suprastų, žmonės negyvena tame pastate, elektra visiškai nebuvo naudojama ir po tą 1000 kilovatų vis tiek kažkaip sugebėdavot prasukti. Sugebėjom, stebuklai vyksta. Jo. Galų gale bandėt aiškintis su ESO. Taip. Kokie rezultatai? Yra gauti laiškai ir buvo tada iš tos metais, kad galima vagystė būtent namo viduj. Nes į namo viduj ESO darbuotojai nesilanko. Ir ieškoti pagalbos jie pas privatų. O kas ten bildukai, kas ten gali tą elektrą prasukinėti, jeigu ten niekas negyvena? Tai mes į tą klausimą irgi bandėm atsakyti ir žiūrėjom, kadangi iš pradžių tik tai viena turėjo garažo patalpa elektra įvesta ir viena lemputė. Jinai tikrai negalėjo suvartoti šitiek elektros. Bet o jinai buvo įjungta? Jinai būdavo įjungta tada, kad mes atvažiuodam, bet mes nevažiavam, nes vaikai mažiukai buvo gimę. Na, ta elektros lemputė per mėnesį kiek laiko galėjo degti, jeigu ten atvažiuodavot, ar jūs, ar vyras, bent trumpam, ar iš vis jūs ten nevažiavot? Ne, mes nevažiavom, kadangi žiemos metas, tai yra tiesiog dar šalčiai, nei vandens, nei nebuvo įvesta, tiesiog negalėjom. Faktiškai nėra ko veikti. Nėra ko veikti, nes šitokios šaltose patalpose neįmanomi darbai buvo. Na ir ESO atsakymai konkrečiai, ar jie važiavo tikrinti, žiūrėti, veiksmai kokie nors buvo, ar tik tai žodiniai, na čia faktiškai jūs viduj kažkur tai, kaip ir minėjot, sunaudojat tą elektrą, tai sakykit, ar jie važiavo, bandė tikrinti, tarkim išjungus visas lemputės, viską išjungus, kirtiklį išjungus, kad vis dėlto kažkaip tai sukasi elektra. Taip, jie buvo atvažiavę, ne kartą važiavo, tiesiog gal per daug įkyrė šios kviečiau, kad atvažiuotų. Jie niekada nieko nerasdavo, kas keisčiausia, atvažiavus jiems, viskas atrodo vartojimas kaip ir aprimsta, elektra normaliai ir patikrinus įrangą, jokių problemų nerasta. Jūs tuo tarpu dalyvaudavot, kai jie atvažiuodavo? Taip, vėliau. Iš pradžių ne, kadangi vyras pas buvo, paskui jau pradėjau, aš įsitraukiau į tą dalyvavimą. Jo, žodžiu, visą laiką viską rasdavo, kad tuo tarpu elektra nenaudojama, bet jeigu jie atvažiuoja, mato, kad ta elektra tuo metu nenaudojama, niekas jos nenaudoja, tai jiegi mato, kad yra svyravimai. Jiems tai neįdomu. Nes tai negalime įrodyti, kad mes šito nevartojam. Jie netikė tą, ką mes sakom.
Yra vienintelis rezultatas skaičiukų parodymai. O jūs kažkokiu tai kaimynų, liudininkų, kažko tai nieko neturit aplinkui, kad vat paliudytų, kad nuo tų iki tų metų ten tikrai niekas negyveno? Būtent ta problema ir buvo, kad naujas rajonas, mes ten vieninteliai te buvome toje dėžėje ir niekas kitas negalėjo neteisėtai prisijungti kaip tie patys kaimynai, su kuriais mes ir bendravom daug metų. Na, tarkim, vis tiek kažkur netoliese niekas visiškai negyveno, kad matytų, ar pas jumis šviesos vakarais degdavo, nedegdavo, kažkas tai ne, būdavo. Mes gražioj vietoje priešais mišką gyvenom, tikrai ne. Supratau. Gerai. Galų gale įrodėt, neįrodėt, elektra kaip ir sunaudota, nors jūs, kaip minit, ten negyvenat. Kaip jūs manot, kur ta elektra dingo? Tai po ilgų metų sekimo, po visų testavimų, būtent 2019 metais, pradėjau stebėti skaičiukų, būtent norėjau nustatyti, kokiu metu būtent tie didžiuliai elektros šuoliai ir buvo pradėti vesti užrašai. Iš pradžių vedžiau užrašus, bet kadangi išėjo taip, kad tai neįrodo, ką aš vedu, rašausi tos duomenys, būtent kaimynų, net skaičiukų parodymus. Bet jūs jau gyvenot, kada jau pradėjot stebėti? Taip, jau mes gyvenom. Ir būtent tiek metų praėjus, tai 10 metų praėjus jau tas buvo. Tai buvo net pradėta, kadangi negaliu įrodyti, kas užrašuosi, kaip jie sakė, tu pati gali prirašyti kažką tai tokio, buvo pradėta net paveiksluoti, yra nuotraukos, yra užfiksuota. Ir kada buvo pasakyta su darbuotojams, kada skaičiukas skaitmeninis atsisuka atgal pas kaimynus ir mūsų buvo pastebėti užrašuose, kad keičiasi rodmenys, net sumažėja, jis sakė, šito negali. Vieną dieną daugiau, kitą dieną mažiau. Taip, šito negali, ypač mėnesio, kada reikia jau mokėti, būtent tas skirtumas ir pasijuto ir buvo užfiksuotas, kad daugiau nei 1000 kWh. Kada klausėm, kaip tai gali, sakė, skaitmeninio skaičiuko negalima atsukti. Na, bet jeigu kaimynai atsukinėjo jum elektrą, tai ačiū turėtumėt pasakyti, geri kaimynai. Tai čia ne mums sumažėjo, tai čia kaimynų skaičiukai taip sumažėjo. Jo, bet sakėt ir pas jūs atsukinėjo. Taip, ir pas mus kontrolinis skaičiukas irgi fiksavus rodmenys. Tai yra užrašuose išlikę. Nu, tai dėl to ir sakau, puikus kaimynai. Ne tiek daug atsuko, kad 1000 reikia mokėti. Nu va, matyt, išnaudojo daugiau galimai, negu kad atsukinėjo. Tai sakykit, gerai, jau jūs pradėjot fiksuoti, pradėjot rinkti duomenis, kada kas kinta, kaip jau pradėjot daryti fotofiksavimą. Ir kaip tada jūs reagavo? Esu inžinierius, kad nuvažiavau būtent jų darbuovietę iš pat labo ryto. Inžinierius su projektuotoju, kaip tik buvo koridorių patalpoje, buvau rasta ir parodžiau, kas vyksta, tai yra jau su nuotraukom pačiom. Tai jie buvo iš pradžio taip, kaip ir nustebę, kad tai negali įvykti, bet tai vyksta, bet viskas to ir baigėsi. Jiems atvažiavus dar kartą tikrinti, mes viską radom tvarkingą, nieko tokio nerasta ir nenustatyta jokia vagystė. Sakėt, įtarėt kaimynus. Įtariant kaimynus susimontavot ir kameras. Stebėjimo kameras. Apsaugos kameros buvo nupirktos. Apsaugos stebėjimo kameros. Ar tos kameros ką nors fiksavo, kad kaimynai kažkaip nenormaliai ar ne taip, kaip turėtų būti elgtųsi, tarkim, ir ateiti pas jūs į svečius per vartelius? Kadangi mūsų teritorija buvo neaptverta ir kaimynų ta tvora tokia papuvusi, tai laisvai jie vaikščiojo. Ir buvo pagauta būtent ten, kur kaimynė išmynė tą kelią. Nakties metu dažnai kiekvieną naktį ateidavo 1:30, tai augalai dingdavo. Ir būtent ta kamera užfiksavo kaimynės grįžimą iš darbo. Ir po kokių 5 minučių jinai išeina su tais pačiais rūbais apsirengusi, su žibintuvėliu rankoje ir šviečia. Taip pas manęs gėlių, nes yra video įrašas išsaugotas, kad jinai per tvorą šviečiasi ir mato tikslingai pravažiuojančią mašiną praleidžia, kad jos nepastebėtų ir išfiksuota, kai jinai jau lenkėsi plėšti. O jūs šitą fiksuotą medžiagą perdavėt teisėsaugai? Taip, buvo įkelta ir Facebook'o platformą. Ir kokie rezultatai iš teisėsaugos pusės? Blogai matosi veidas. Tai dar neįrodo.
Tai gal su kaukė buvo? Nu, ne. Arba, kartais ne visi nori gerai matyti. Yra tokių buvę niuansų ir ne vienas iš tikrųjų, kada nori mato, kada nenori niekas nemato. Šiuo atveju sunku pasakyti, kaip ten buvo pas jūs, bet gerai. Kur jūs toliau kreipėtės? Buvo parašyta vaikams, būtent tos kaimynės, kad šitokia situacija Parašyta yra. Žinutę parašiau, tiesiog yra nemalonė situacija ir norėtume, kad mes žinom, kad visus tuos metus vyksta vagystės, nes juos mes stebėjome ir kad sustabdytų. Būtent pirmą kreipėmės į vaikus, į sūnų. Tai atsakymą iš sūnaus negavom, bet pati mama pasipiktinusi, ta mano kaimynė parašė ir policija, nes irgi vėliau kreipiausi į policijos pareigūnus, jau pritrūko kantrybės, kad niekas nesima jokių priemonių. Tai ir buvo apkaltinta, kad aš juos šmeižiu. Šmeižtu. Taip. Sakykit, minėjot apie prisijungimus prie jūsų įrenginių. Taip, 2021 metais, kada mes persivedėm elektrą priešai savo namą, nes tai bandydami apsisaugoti nuo vagystės, nes neįrodėm niekaip, kad būtent jie tą vagį, nors ir žinutę turim jos pačios rašytą dar. Teisingai, pacituokit žinutę, kas ten per susirašinėjimas vyko ir kas buvo. Kadangi būtent pastebėjau, kada kaimynai grįžta iš darbo ir būtent tuo metu pas mus sumirksi lemputės arba visiškai dingsta elektra. Dažnai būdavo, kad jinai pati net paskambindavo, ar jūs turite elektrą. Tai aš pradėjau tiesiog jau kaip ir piktybiškai išsijunginėti būtent jiems grįžus 6 valandai elektrą pas savęs namuose. Tai tas suveikė. Ir pasirodo. Išjungus pagrindinį kirtiklį. Taip, kirtiklį namuose išjungus, namas be elektros palieka ir būtent jai pritrūko kantrybė ir jinai man parašė į Messengerį žinutę. Labas, kodėl pastoviai atjunginėjai elektrą. Tai aš jai atrašiau, kad aš savo ne jūsų, tai kaip gali jums atsijungti. Jinai tiesiog vėl rašo, pas tave net neatsijunginėja, dega šviesa, o pas juos užgesta. Mes turėjom... Pas juos užgesta? Taip, pas juos užgesta. Pas manęs mes tuo metu sugrendom, turėjom prožektorius daug nusipirkę, vaikiams sakiau, padarysim romantiškai, pagyvensim dabar vakare. Tiesiog daug žvakučių degdom, pas mus iš tikrųjų dar židinys švietė, tai iš tikrųjų labai daug tos šviesos buvo, pakankamai daug šviesos. Tai jinai net išdrįso parašyti, aš ją net pat komentavau, kad mes su baterijom akvarium apšviečiam ir parašiau, kad ačiū dabar policijai parodysiu šią žinutę. Tai policija net nesureagavo šitą rašymą, nes čia įrodo, kad būtent vyksta vagystė, kad būtent jie neteisėtai prisijungia prie mūsų namų. Kaip pagal šitą žinutės jūsų nuomonę įrodo, kad tai neteisėti prisijungimai? Jinai pati komentuodama, nes jeigu išjungiam šviesą savo name, tai kaip gali atskiri namai per 9 metrai atstumas, kaip gali jie dingti šviesą. Ne, tai jūs savo kirtiklį išjungėt pas juos, tai turėtų likti elektrą. Taip, būtent jinai sureagavo, būtent parašė, kad jiems dings. Reiškia, jiem buvo nepatogu, kai pas jūs nebūdavo elektros. Taip, tą matom žinutėj. O nepatogumas koks? Jiem. Nepatogu dėl to, kad jie turi naudotis mano elektro, jie negali to padaryti, nes jiems kompiuteriai užgesta. Supratau. Kitas klausimas, kai jūs pradėjot jau gyventi ir kokius elektrinius įrenginius jūs naudojot savo buityje? Pradžioje mes tik turėjom šaldytuvo, televizorių ir skalbimo mašiną. Šildėtės? Su katilas, trupuvos katilas, 2010 metais buvau tik tai po 2 metų. Bet ne elektrinis? Ne, jis vienintelė ventiliacija, tik tai tas įpūtimo orui buvo naudojamas. Tai yra praktiškai jis visiškai nenaudoja elektros. Siurbliukas ir tas. Supratau. Tai ir kiek jūs su tuo šaldytuvu ir televizorium sunaudodavote elektros per mėnesį? Būdavo, jeigu iš Valstybės energetikos reguliavimo tarnybo išklotinė, kurią man pateikė ESO,
būtent matosi, kad yra net iki 3000 kWh, yra 1000, 1500, 2000 ir 700, visai, bet išsilaiko labai didžiulį Tai kilovatvalandžių. sakykit, kiek šimtų litrų šaldytuvas jūsų? Kokio dydžio? Nedidelis. Kaip Na, kad tiek per metus sunaudoti. 272 kWh tik tai vartojimas. Gamintojai nurodyti rodmenis ir kiekvienas mes žinoma, bet kokį įrenginį nusipirkę, mes matom gamintojo būtent tą aukščiausią suvartojimą ir uždedamas prie kainos. Bet tai nelabai sutampa su jūsų suvartotų elektros kiekiu. Tai nesutampa, tai va, dėl to mes ir ieškojam tos priežasties, kas čia toliau vyksta ir kodėl yra vagystės dangstomas. Galų gale priejot iki tokios situacijos, kad buvo paskirta teismo ekspertizė. Psichologiniai būkliai nustatyti, tai kodėl tai buvo, kas nutiko, kaip iki to daėjot? Kadangi aš kreipiausi į teisės saugojų pagalbos, nes vagystė nesiliovė, čia ne tik tai elektros, bet ir augalai, kūras, malkos vagystės, įsilaužimai į namus. Dingdavo viskas. Taip, ir pagauti asmenys yra būtent tai kaimynai. Tai man buvo paskirta teisminė ekspertizė ir iš pradžio buvo per vaikų teisės, kadangi nepilnametis vaikas, pradėkim gal nuo to, kad nepilnametis vaikas jau ten anūkas dalyvavo, kreipiausi vaikų teisės pagalbos ir man pasiūlė jie patarpininkauti. Ir aš sutikau. Ir patarpininkavo. Tiesiog aš sutikau, tikėdamas iš tikrųjų tos pagalbos. Kadangi aš sutikau, tai jie mūsų šeimą, mano vaikus ir mane nukreipė pas psichologus. Aišku, mane nukreipė pas naujokų kliniką, o vaikus visai kitą psichologę. Man psichologė nukreipė pas gydytoją naujoką. Tai naujokas pokalbį išklausęs ir man jau, nes labai skubėjau vaikus pasiimti, ir jis tiesiog atsistojęs man prie durų ir sako, tu baig kapstytis po šiais žmonėmis kaimynais, nes yra tokia liga kliedesiai. Atimsim vaikus ir prievartą paguldysim į ligoninę. Tai čia jau toks kaip ir grasinimas, ne? Taip, aš tik išėjusi iš šitos klinikos, socialinė darbuotojai Paulinai paskambinau ir tiesiog išrėkiau, kaip jūs man padedat, kas vyksta. Tai jinai, nežinau, kodėl irgi teisme to nepaliudė, atsisakė dalyvauti. O sakykit, gerai, galų gale jūs teismas įpareigojo atlikti pilną ekspertizę. Taip. Ekspertizė buvo atliekama kokiame mieste? Klaipėdoje. Ir kokios išvados? Mane išlaikė daugiau nei 3 valandas pačios policijos pareigūnės, kurios vežė mane, dar vienas jaunuolis buvo. O čia iki Klaipėdos nuo Telšių? Ne, būtent ekspertas mane tyrė 3 valandas. Ai, tyrė 3 valandas. Mane tyrė 3 valandas, pritrūko net ir tų visų testų, ten bandė iš kitų kabinetų parnešti. Mane leido nusirengti, aš buvau šiltoj patalpoj su žeminė striuke. Kodėl nusirengti? Pasakė, tuoj baigsim, bet tuoj baigėsi, užsitęsė 3 valandas. O tai kiek jūs truktumėt nusimti striukę? Neleido, laiką reikėjo taupyti jiems, kad greičiau viskas būtų. Vandens irgi neleido, pasakė, jau gėrė su vaistais, nes mama buvo įdavusi mano širdžias vaistų, nes bloga buvo, prieš tai turėjau tą stresą, jie įtampą sukėlė. Net atsigerti neleido? Ne, pasakė, jau gėrė ir tiesiog neleido man to padaryti. Ačiū gydytojai, psichiatrijai Slavinskiniai Telšių, kuri prieš man buvo perspėjus, turiu susiimti į rankas ir jokių būdų nė vienas ašarėlis neparodyti. Ta aš ir padariau, labai dėkui jai. Ir išlaikė 3 valandas, ištestavo, policijos pareigūnės mane, kad aš išėjau ne tik Klaipėdą jau apsiprekinti. Sakė, dar mūsų istorijoje nėra buvę, kad šitaip žmogus būtų ilgai laikomas. Ne, aš irgi negirdėjau, nes tikrai nesu vienu žmogumi sukalbėjęs, kuriam buvo atliktos ekspertizės. Ir tikrai nei vienas nepaminėjo taip, kad laikytų apie 3 valandas ar ilgiau. 1,5 valandos maksimaliai, bet tai čia nežmoniška, jeigu neleidžia nei nusirengti šiltoj patalpoj, nei vandens atsigerti, čia jau žmogaus toks ne tik psichologinis, bet ir fiziologinis kankinimas. Tai būtų viena. Gerai, po tų 3 valandų ekspertizės, kokia išvada? Sakė, atsiųs raštu, bet aš negavau šitos ekspertizės jokių išvadų, nors pati policijos pareigūnus kreipiausi, nes pas tyrėją.
kuri vykdė tą tyrimą, nežinau, galima tos pavardės gal nesakysiu šiuo metu, tai ji pasakė, manęs tai negali liesti ir neturi aš visiškai žinoti apie išvadas. Ta prasme, tai jūs tyria jūsų sveikatos išvada, tai kaip jūs galite nežinoti apie savo sveikatą? Tai vat niekas neatsiuntė, neleido susipažinti ir buvo paprašyta net šeimos nariams, mano, kad ir vaikai turi vyresnio amžiaus, turi žinoti, jeigu yra kažkokia tai liga, vaikai turi būti informuojami. Žinoma, artimieji gali visą informaciją gauti. Ne, jiems nebuvo suteikta irgi informacija. Nebent jūs uždraustumėt, tada negali vaikai ir artimieji gauti. Ne, buvo tyčia viskas daroma, kad mes šitos informacijos neturėtume. Bet mes galų gale turime labai puikias išvadas, kad jūs dėmesio svyravimai visiškai nežymus, koncentracija pakankama, kas čia dar svarbaus, geba koreguotis, žodžiu, visa išvada puikiausia, motyvuotai atlieka užduotis, žodžiu, jokių problemų, čia vėlgi, kad sveika, absoliučiai sveika, dirbti su vaikais gali, netgi dirbti su vaikais gali, na ir gyventi, aišku, be abejo, su vaikais taip pat gali. Čia labai trumpa ta išvada, bet, tiesiog, galėtų būti dar trumpesnė, sveika, tiesiog. Ir kodėl tos išvados taip labai skiriasi? Mes čia turim tikrai nemažai tų dokumentėlių, kurie įrodo, kad žmogus psichologiškai sveikas ir šitie dokumentai jau po ekspertizės buvo gauti. Dalis buvo būtent Mažeikių ir Plungės jau po teismo, po apeliacinio teismo, nes jie jau ėmėsi griežtų priemonių, buvo bandymas jau mane izoliuoti. Nes matė, kad aš nesiraminu ir ieškau teisybės toliau. Tai čia daugumai taip. Tai aš labai greitai sureagavau būtent į juos jau tuos visus veiksmus ir labai staigiai, grįžusi tik tą pačią dieną iš po teismo to Šiaulių apeliacinio, buvau susiskambinta ir prisiregistruota būtent prie jų, nes buvo iš karto sureagavo vaikų teisės, iš karto bandė vaikus atimti. Tai vat, šitoj išvadoj 22 metų 4 mėnesį 15 dieną parašyta aiškiai, kad kliedesių neaptikta. Tai sakykit, šitas dokumentas yra jau po kliedesių aptikimo ar prieš kliedesių aptikimą Klaipėdai? Šitas dokumentas yra po kliedesių aptikimo. Klaipėdai buvo kliedesiai, o kitoj gydymo įstaigoje šiuo atveju Mažeikiuose yra? Čia Telšiuose. Čia Telšiuose yra psichologė, labai gera psichologė. Ir jinai kliedesių nematė. Čia jau yra Mažeikiai, taip? Čia Mažeikiai. Irgi ir netgi keli štampai, keli gydytojai. Taip, gydytoja pati skyriaus vedėja, būtent klinikos vedėja pasakė, kuo daugiau sudėti antspaudų, kad nebūtų galima jų suklastoti. Ir buvo šitas dokumentas man iškart po atlikimo viso įteiktas. Buvo atspausdinta ir įteikta. Žodžiu, eilinį kartą sveikas žmogus buvo bandomas padaryti kliedinčiu. Šita moteris ne pirma. Danguolė, patikėkit, jūs ne pirma. Ir greičiausiai ne paskutinė. Aš jau tą supratau. Kai tik žmogus bando ieškoti teisybės, ir jeigu dar intensyviai ieško teisybės, tai patikėkit, šita liga labai greitai prikimba. Jūs minėjot, kad gydytojas jums ir pagrasino šitą ligą, tai po pagrasinimo ir susirgot. Taip. Taip, tokie, nežymūs sutapimai. Po pagrasinimo žmogus paima ir suserga tais kliedesiais, kadangi nenusiraminu ieško tiesos. Gerai. Su elektra dar toliau pratęskim. Šiai dienai kokia situacija? Šiai dienai, kadangi atsisakiau mokėti didžiulės pinigų suvartojimo sumas,
nes vyksta toliau vagystė, yra įrašas įkeltas į YouTube, būtent 23 metų rugsėjo 14 dieną matosi kirtikliai išjungti ir vyksta vartojimas, kai pareigūnai net Mažeikiuose, kai kreipiausi parodžiau, sako tikrai vagystė. Tai man atjungė pareigūnai elektrą. sako vagystė ir vis tiek... Priemonė nesima. Jie pasakė, mes nesuprantam, čia turi kreiptis į elektrikus. Kreipiausi, buvo pasakyta, kad nieko nedaryti vyriausio inžinieriaus, nes turėsit problemų ir elektrikai bijo negauti, neprisiduoti objektų. Tai kitas yra klausimas. Ir kada yra įrodomi ir protu nesuvokiame, kad paprasta šeima, tuo labiau, kad mūsų visą dieną nebūna namuose, mes 3 gyvenam. Ir negalim tiek suvartoti elektros, nėra tokių įrenginių. Ir vien tik tas faktas, jau galutinis skaičiukų parodymas. O tikrino pas jūs, ar tai ESO darbuotojai, ar kas nors, būtent įrenginius, kuriuos naudoja? Taip, vienas iš ESO darbuotojų pažeidė įstatymą, palei juos negalima ESO darbuotojams įeiti namo vidų. Vienas darbuotojas įėjo ir jis būtent pasakė, apžiūrės mano buitinė visą įrangą, tą, ką aš turiu, ką vartoju, akvariumas, ten internetas, šaldytuvas. Bet gal čia ir gerai? Taip, labai gerai, bet tą žmogų aš nežinau, ar jį nubaudė ar ne, nes vyriausias inžinierius pasakė, jis blogai padarė, gali palikti be darbo. Aha, čia dėl to, kad bandė jums padėti? Taip. Ir ką jisai nustatė? Apėjo, apžiūrėjo, ką pamatė, ką nustatė? Tiek jis, tiek provincijos skyriaus viršininkas Klaipėdos, kuris net keletą kartų buvo namo viduj, taipogi pasakė, kad negaliu suvartoti šitiek elektros energijos, daugiausiai 150 tik tai kilovatvalandžių, nes aš neturiu tokių įrenginių. Tai yra palei mano galimybės net ir skalbantis ir, sakysim, elektrinio orkaitė kepimai tiesiog neįmanoma man suvartoti. Pagal nustatytą jūsų įrenginių suvartojimą, reiškia, jūs per mėnesį suvartojat maždaug 10-11 mėnesių elektros sąnaudos. Taip. Na, stebuklai iš tikrųjų, stebuklai. Tvarkoj. Toliau. Kokie jūsų, gerai, atjungia tą elektrą, ne? Taip, atjungiamės generatorių naudojam dabar. Dabar naudojat ir nebeatsitinka taip. O kodėl neprašėt kaimynų, kai jie sugeba atsukinėti, tai reikėjo prašyti, kad atsukit man irgi, per daug suvartoju. Matot, buvo 21 metais būtent kaimynų ir anūkų pokalbis, kada pagauti jie būtent prisijungė neteisėtai laidą. Prie jūsų elektros. Taip, jie tuo metu įsijungė visą apšvietimą savo name ir pas manęs buvo tik akvariumas, kad žuvytėm išgelbėti, nes jau po 3 parų elektros neturėjom. Tai kaimynas sakė, kai dabar jinai neišsimokės. Tuo metu kaip tik užgestų tiek jiems, tiek man elektra. Policijos pareigūnams taipogi buvo tas informuota ir pasakyta tiek ESO darbuotojams. Pas manęs taip užges elektra, kad pas manęs net dingo SK dėžiai, tai yra toj metaliniai dėžiai gatvėj. Net neatvažiavo elektrikai, buvo informuota, kad mes... Ta prasme, skaitiklis dingo? Visiškai dingo. Ten nežinau, ar... Pats skaitiklis? Išmušo tiesiog elektros srovė, buvo tokia įtampa didžiulė, kad mes palikom be elektros. O tai kaip minėjot, kad dingo skaitiklis? Neskaitiklis, SK dėžiai, elektra dingo. Būtent tai, kaimynas pasakė tą pokalbį. Ir būtent tas pokalbis buvo irgi užfiksuotas. Ir mes, ESO darbuotojai atvažiavo tik po 2 dienų, tai mes 2 paras vėlgi buvom be elektros. Ne eteryje minėjote, kad jum pagelbėjo kai kurie elektrikai, patarinėjo, kaip tikrinti, ar dinginėja ta elektra, nedinginėja. Jūs bendravot su jais. Ką jie taip, neoficialiai sakė? Vyksta vagystė. Ir elektrovolto darbuotojai, kada daugiau kaip pusę dienos jie išbuvo, tai būtent yra jų ir brėžiniai, kada jie tikrino, buvo sujungę visas lempas, viską, ką galima. Buvo sujungę, nes didžiausia suvartojama, kad matytų. Aš mačiau jų... Taip, jo yra ten parašyta, yra brėžiniai, yra nustatyta ten hercai, yra tas viršyje tą leistiną normą užfiksuota ir net yra ranka parašyta, kad būtent kontroliniai skaičiukai turi būti pastatyti pas kaimynus, būtent yra jų ranka užrašytas ant popieriaus. Plaukit, mes čia kažkur turim tą dokumentėlę, aš labai norėčiau be vardų pavardžių, bet kur kamputį yra parašęs elektrikas jum
Va čia. Jo. Tai vat, turiu vieną iš elektrikų, neoficialiai. Jie neoficialiai, tik ar oficialiai čia? Taip, Jūs samdėt juos? Taip, jūs Čia privatus, ne? Elektrovolto čia darbuotojai. Žodžiu, elektrovolto darbuotojas parašė taip. Kol mes buvom per pusę dienos, kilovatas išdegė. Kilovatas. Jau jie ten viską sujunginėję buvo, Taip. ne? Tai va, per pusę dienos kilovatas. Tai per dieną reiškia 2 kilovatai, mėnuo turi 30 dienų, tai 60 kilovatų. Taip. Nu, Panašiai taip. nuo 100 iki 150 ir buvo paskaičiavimams, kad mes galime. Na jau čia su viršum. Taip. Ir skaitau toliau. Arba gal nuo pradžių pradėsiu. Žodžiu, kol buvo šita įmonė, elektrikai per pusę dienos su visais įjungtais įrenginiais išnaudojo tik kilovatą. O paskui, čia jau jūs turbūt jiem pranešėte, ne? Taip, jie klausė, kiek dabar fiksuojant, jas buvo skaičiukai nupaveiksluoti. Tai va, šeimininkė už pusvalandžio pranešė, po valandos, ne? Po valandos jau 0,6 Jiems išvažiavo kilovatų. Kai jau jie išvažiavo, 0,6 kilovatų. Čia yra, oficialiai parašyta, 0,6 kilovato. Per pusę kilovatvalandės, taip. Tai jeigu per pusę dienos 1 kilovatas, o čia per 1 valandą 0,6. Tai pats elektrikas rašo, čia įdomiai. Tikrai įdomiai. Ir bet kokiu atveju čia ne tik įdomiai, bet nelogiška. Ar kai jie išvažiavo, jūs ten pradėjot, ta prasme, kažkur tai lentpjūvę užsislėpus turi didžiulę Ne, mes kaip tik priešingai, kadangi mes neįpratę, kad šitiek lempų degtų, mes viską išsijunginėjom. Tai buvo kas keisčiausia, kad mes kaip tik... Tai dar sumažinot vartojimą? Mes sumažinom vartojimą ir tikrai... Bet parodymai pakilo? Pakilo parodymai. Stebuklai. Ir čia vyksta Telšiuose. Taip, Telšiuose Dirkstelių gatvėje. Vat tokie stebuklai vyksta. Pereikim prie internetinių įdomybių. Ar apie tai nenorit kalbėti? Pakalbėkim. Įdomu. Man labai įdomu, irgi aš domiuosi tom visom technologijom, bet iš moteriškės sužinojau daugiau negu kad aš pats žinau. Tai kokie stebuklai būna? Būna tokie stebuklai, kad mūsų telefono įrenginius, kompiuterius galima klonuoti. Taip. Ir kas su jais daroma? Kibernetiniai nusikaltimai. Kokie? Galima pravedinėti pinigus, nemokėti mokesčių, galima reketuoti žmonės, galima įsilaužti serverius. Bet tai reketuojami žmonės, tai ne jūs asmeniškai. Ne. Tiesiog klonuojant jūsų aparatūrą. Taip, mano telefono įrenginį. Telefonų įrenginį, tarkim, planšetę ar dar kažkas panašaus. Taip. Jūs tai, kai pastebėjot, kur nors kreipėtės? Taip, buvo taipogi dar vykstant elektros vagystė, būtent teisminiam procesams, kada jau šitas įvykis toks užfiksuotas su įrašais net garso, tai buvo perduota pareigūnams, į tai nesureagavo, net nepridėjo prie bylos. Koks garso įrašas buvo? Apsaugos kamera, kadangi buvo elektros... Bet kas ten nuskambėjo? Kokios frazės? Būtent buvo 3 paras vėl dėl aukštos įtampos ir pastovių tų degimų, buvo atjungta elektra ir skolintasi nuo kito kaimyno su prailgintuvu, kas buvo užfiksuota nuotraukose ir kontroliniai skaičiukai, ir buvo pasijungta vėl tie patys įrenginiai akvariumas, šaldytuvas, internetas ir plus apsaugos kameros. Kai apsaugos kameros užfiksavo kaimynų pokalbį, ir kas paliudijo būtent elektros vagystę, būtent mama su dukra kalbėjo. Koks maždaug sakinys nuskambėjo, kad galėtų įtarti, kad tai kažkas susijęs su elektros vagyste? Mama liepė pažiūrėti dukrai, ar jau pasijungiau elektrą.
Tai dukra įėjusi į garažo pagalbinio vidų. Pas jus? Ne, matos jų savo kieme. Ir išėjusi papurtė gal pasakė, kad ne. O kaip jinai sužino, pas save jinai nuėjusi į sklepą, į rūsį? Ne, matosi įrašė, kad ten būtent į garažo patalpą įeina į vidų. Bet kaip tada garaže būdama jinai sužino, kad jūs nepasijungėt? Tai mes įtarėm, kad būtent kiekvienas sykį, kada grįždavo iš darbo, būtent buvo įeinama į garažą ir girdėdavosi kažkas sunkaus metalinio atitraukiam. Tai būtent greičiausiai ten ir buvo tas neteisėtas laidas. Gal ir tebėra dar. Ai, tai vat kaip, reiškia, jeigu jūs išjungiat savo pagrindinį kirtiklį, tai tas galimai pas juos ateinantis laidas neduoda elektros srovės. Taip. Jeigu jūs pasijungiat savo name elektrą, jie taipogi gauna elektrą, tai greičiausiai pas jūs taip ir prisisukdavo tą elektrą. Taip. O jūs to kabelio nebandėte ieškoti, jeigu įtarimų buvo? Bandėm, bet būtent arčiau jo to pagalbinio pastato, kada buvo kasta, mes nedakasėm apie 20 panašiai centimetrų. Elektrovolto darbuotojas sakė, kad įtarė, kad yra 2 laidai, tai mes nedakasėm. Kadangi mes neradom to laido, buvo vėl užkasta. Tai vat mes pritrūko kantrybės, pritrūko to kasimo. O elektrikai neturi tokios įrangos, kad galėtų patikrinti, kur po žeme galėtų būti? Su šito įrenginiu ir tikrina elektrovolto, būtent šitą žinutę, kur rašė Ir darbuotojas. kokie rezultatai? Ir jie vat būtent tą laidą ties šiltnamį ir būtent nuo kaimynų pusės yra iš 2 pusių pareinantis laidai ir iš gatvės pusės pareina internetinis laidas ir taipogi elektros laidas, kuris 1,47 cm tokio gylio. Tai yra mūsų naujas laidas, kurį nuotraukos mes turim, yra apie 50, net 40 cm gylį įkastas, o visas kitas laidas, kurio mes irgi dar netkasėm, bet bandysim tą padaryti, bent bandysiu truputėlį pasitaupęs pinigų, tai ieškoti to laido, nes yra 1,47 m gylį įrenginys užfiksavo. Tai būtent čia iš priekio kitas pareinantis. Tai yra mums nupirkus jau namą, tai jau buvo... Reiškia, jau anksčiau buvo, Taip. arba kai jūs negyveno tuo tarpu, arba anksčiau jau buvo, žodžiu, jau ten viskas sutvarkyta. Gali būti, kad mums net nebūnant, jau nusipirkus jie... O ankstesnieji gyventojai nesiskundė va tokiais stebuklais? Ten visiškai nebuvo gyvenamas namas, buvo apleista statyba. Ai, nedabaigta statyti. Taip, nebaigta visiškai be langų. Supratau. Kokioj dabartiniai stadijoje esat? Kas vyksta? Ar kur nors dar skundžiat, ar kažką bando daryti? Na vis tiek, jeigu jūs sumokėjot anas sumas, kol dar negyvenot ir 1000 kilovatvalandžių sukosi ir gaila tokių pinigų. Taip, aš atsisakiau mokėti 2023 metais rugsėjo mėnesį. Bet iki tol buvot sumokėjus? Taip, visados viskas buvo mokama. Taip, mes mokėjom visas sumas, nes kadangi bet kuriuo atveju galėjo būti atjungiama elektra ir mes privalėm tai daryti. Ir jau rugsėjo mėnesį aš tiesiog atsisakiau, nes buvo virš 800 kWh, tai buvo, kada lauke net yra 22 laipsniai ir daugiau šilumos dar buvo. Spalio mėnesį, vasario mėnesį iš viso mes sugebėjom vos ne 2000 kWh. Tai yra per 2 dienas daugiau kaip 1000 kWh buvo prisukta. Čia kalbam apie terminą, kai jūs gyvenote ar kai jau nebegyvenote? Jau šiais metais kalbam. Jau šiais metų? Taip, nuo pernai metai aš atsisakiau būtent tuos mėnesius apmokėti, kadangi jau per didžiulės sumos yra. Tai yra įžūli vagystė ir esu nesima jokių priemonių. Bet ką jie sako? Tai mes nerandam. Mes nieko nerandam. Kaip? Gerai, o tai kas gali rasti? Tai kas turi rasti? Vasario mėnesį aš jau įkyriai tiesiog esu skambinu tuo trumpuoju numeriu ir būtent per 2 dienas, 31 dieną buvo nurašyti rodmenys skaičiukų, aš vasario 2 paskambinu, kad per 2 dienas jau buvo daugiau nei 1000 kWh gatvėje fiksavo, nes jinai paprašė, jei galit nueikit ir pažiūrėkit, kiek rodo skaičiukai. Tai jinai pati darbuotoja nustebo, sako, tai čia per 2 dienas tiek. Tai ir aš taipogi atsisakiau tą mokėti. Buvo sureaguota,
greičiausiai iš to Vilniaus buvo gautas signalas, nes tai jau rodo tikrai neadekvatų naudojimą. Ypač kai nėra kas galėtų sunaudoti. Ir man, kaip nekeista, per šitiek metų pirmą kartą ESO pripažino, kad skaičiukai galimai sugedo. Ir jie pakeitė tą skaičiuką, aš jums rodžiau tą dokumentą. O po pakeitimo kas atsitiko? Pasižiūrėjęs piktograminės kreivės, jeigu išklotinės, nes labai tie išmintingi mūsų dabar skaičiukai yra, kas labai tikrai yra patogu nustatyti vagystę, tai matosi iki skaičiuko pakeitimo ir po skaičiuko pakeitimo, kad aš visiškai nevartoju elektros. Tai yra, pakeitus naują skaičiuką, fiksuoja vis tiek didžiulį vieno tarpo nevartojimą ir paskui vėl didžiulį šuolis. Tai yra per visą mėnesį aš suvartoju 1889 kWh. Jo, šitą mačiau, rodėte. Tai sakykit, ar jie vadovaujasi logika ar kažkokiais tai atliktais, sakėt, buvo atvykęs netgi 2 žmonės, ne, kurie apžiūrėjo jūsų namus ir matė, kokia jūsų ta visa elektros įranga, pasakė aiškiai, kiek jūs maždaug maksimaliai galit per mėnesį sunaudoti. Ir tai ką, ESO nepasitikė savo darbuotojais, ar kaip taip įmanoma, jeigu mato pati ESO, atsakykit, patys matot, jūsų darbuotojai patikrina, kokie įrenginiai gali būti elektros naudojami tuose namuose ir kokie yra naudojami, ir tai ne visą apskritą parą kai kurie, jūsų darbuotojas nustato, kad maksimaliai šitas gyvenamasis namas gali sunaudoti iki 150 kWh per mėnesį, jum parodymai yra tūkstantiniai ir kaip jūs neatsižvelgiat ir nevažiuojat papildomai jau savanoriškai apžiūrėti ir patikrinti, kur čia čia tiesiog mano supratimu kažkur nutekėjimas. Akivaizdus nutekėjimas. Kitokio dalyko negali būti. Arba kažkas tai padeda nutekinti, arba kažkas tai vyksta. Jeigu žmogus tiesiog fiziškai negali tiek sunaudoti, bet yra tiek sunaudojama, tai kur logika? Ar jums svarbu, kad pasiimti pinigėlių, nesvarbu, kaip ten sudegina tą elektrą, kaip ten sunaudoja, svarbu paimti žmogaus savo atlygį, kuris galimai yra visiškai nesąžiningas ir neteisingas. Ką jūs dar galėtumėt pasakyti? Svarbiausia, kad kreipiausi patį Ignitę, nes Ignitis ESO yra dukterinė įmonė. Taip. Kreipiausi į Ignitę, nes jie duomenis šitos patekė. Ignitis atsisako, buvo video įrašas jiems taipogi išsiųstas, kad vyksta vagystė, kad kirtikliai išjungti vis tiek vartojimas vyksta, tai yra laidas prieš skaičiukus. Buvo kreiptasi net į Kauno technologinį universitetą, kad gauti atsakymą, kas čia vyksta, ko ESO nežino. Tai Kauno technologijų universiteto darbuotojas aiškiai pasakė, tai yra kriminalas ir ESO puikiai žino, kur ir kaip yra sukeisti laidai. Ir kad slepia vagystė, tai yra faktas, nes pagautas kaimynas būtent priešais mus esančios valymo įrenginių teritorijoje nakties metu. Ir būtent, kada skambino žmonai ir pasakyti, kad tu gali pajungti elektrą, ir jinai virtuvėje pradėjo junginėti. Tai ir dar kartą įrodo, kad būtent visus tuos metus tiek Baranausko gatvėje, kada buvo elektra, tiek persikėlus laidas, matosi, kad yra prieš skaičiukus, dėl to mums labai sunku buvo ir nustatyti, kas vyksta. Bet jeigu prieš skaičiukus, tai tada skaičiukai neturėtų rodyti parodymų? Skaičiukai būtent jie sugeba reguliuoti, būtent vis kiek filmuavom, kiek viską tą testavom, kiek įrenginiais naudojomės, kontrolinis, kiek įmanoma skaičiukų. Būtent paprastas skaičiukas, kurį elektrikai taipogi pasiūlė įsidėti lengviausiai nustatyti vagystę, sakė, pamatysi, kaip jie suksis atgal. Tai dabar mes puikiai matom ir net užfiksuota ir paties pareigūno, kada buvo prieš mėnesį kažkur panašiai laiko, kad skaičiukas sukasi atgal. ESO nereaguoja, tai yra atvira vagystė.
Tai yra antra, trečia fazė, laidas sukasi atgal ir puikiai, ir kadangi jie paskirsto apkrovas, kaip elektrikai sakė, paskirstomos apkrovos visom trim fazėm, nes elektra yra trifazė, tai dėl to ir piktograminėse kreivėse mes matom, kad nevyko vartojimas tiek prieš skaičiuko pakeitimą, tiek po skaičiuko pakeitimo. Nevyko vartojimas, kuria prasme? Skaičiukas fiksuoja, kad nevyko vartojimas elektros, nes ištisinė juosta, o mes naudojam. Tai yra buvo šitokiu būdu. Ta prasme, nevyksta vartojimas, o tai kaip tie kilovatai susidaro? Tai šitokiu būdu, tuo momentu šitokiu būdu buvo sustabdyti skaičiukai, tai yra vienodai paskirščius įrenginius buvo sustabdomi skaičiukai. Tai vadinasi, nuo 19 metų, kada skaičiukas sukasi atgal rodmenis, yra įmanoma juos pakeisti taipogi. Tai yra pilnai būtent šitie asmenys sugeba valdyti visą skaitmeninę įrangą. Na, bet čia jau tik su skaitmeniniais skaitikliais. Jeigu paprastas skaičiukas sukasi atgal, jeigu paprasto skaitmeninio mes nematom, matom tik skaičius, arba sustabdymas skaičiukui visiškai nesikeičia. Taip. Tai paprastą skaičiuką mes matom ir galim nufilmuoti, kaip jis puikiai sukasi atgal. Jo, paprasta taip. Su dabartiniais, tai, dabartinius tuos naujuosius išmaniuosius, tai patys tiekėjai gali matyti, kas vyksta realiuoju laiku, realiu metu. Ir pas jūs šiuo metu, iki elektros atjungimo, taigi jau buvo tie išmanieji skaitikliai. Taip, skaitmeniniai. Ir jūs galėjote tiesiog pasiskambinti ir paklausti, ką jums rodo, kiek aš dabar elektros naudoju. Ir jūs tiesiog pasakot, atvažiuokit, patikrinkit, kiek aš naudoju. Man įjungtas šaldytuvas, ten lemputė, akvariumas, šaldytuvas ir tikrai realiai aš tiek negaliu naudoti. Buvo atvejis, kad tiesiog man valstybės energetikos reguliavimo tarnybos darbuotojai irgi buvo patarę, buvo skaičiuko laidai, kadangi namas visas atjungtas, nustatyti būtent tai vagystei. Su multimetru buvo prijungta ir fiksuota laidai visiškai neįkišti skaičiuką, tai yra tiesiogiai iš gatvės pareinantis laidai, kabo ore, nufilmuota ir rodo vartojimą. Vienas laidas rodo pirmą fazę ten 2, tiksliai bijau, nuotraukus reikėtų parodyti, ir ampero, tai yra didžiuliai vartojami visom trim fazėm, nors jis visiškai neprijungtas net prie paprasto to skaičiuko. Tai yra atbulinė eiga, pareina į namą vartojimas. Tai yra užfiksuota. Ir būtent į Telšius iš ryto nuvažiavau vyriausią inžinierių parodyti, ką mano tie išmanieji skaičiukai daro dabar, kada jie pakeitė. Tai sako, dabar pažiūrėkim per savo kompiuterį, ką tu turi pasijungusi. Tai yra keisčiausia, kad jie gali nustatyti, kokie įrenginiai panašiai yra sujungti. Kompiuteris pajungtas, šaldytuvo keleto vienetų, dar vienas kompiuteris pajungtas, jis tiesiog daiktais pradėjo vardyti ir aš jam tada parodžiau telefonį nufilmuotą, kad nuo atjungimo elektros iki sėdimo į mašiną viskas filmuota buvo su telefonu ir kad negaliu vartoti nei kompiuterį, nei šaldytuvas, nei televizorių, nieko panašaus negali būti. Viską būtų išjungus. Taip, ir buvo nufilmuota ta. Ir vis tiek nebuvo sureaguota. Kažkaip man labai įžūliai atrodo šita situacija, bet gerai, jeigu kaimynai pasijungia, tarkim, nuo jūsų elektrą, tai ką jie ten turi, gamyklą kažkokią didžiulę? Galime sakyti kaip ir gamykla, nes mes daug metų žinom, kad jie užsima bitkoinais ir kriptovaliuta. Mes daug metų tą žinojom, nes jinai atvirai kaimynai yra pasakojęs, kad šitai papildomai užsidirba pinigų, bet mes niekaip negalim būti susiję būtent su to elektros vagyste, to didžiuliu kiekiu. Ir Telšiuose darbuotojas, kada kreipiausi, sakau, toks atvejis ir man reikėjo įrašą atmintuką, kad padarytų kopijas teismui. Tai pokalbių metu jis sako, aš net nežinau, kaip atrodo tas įrenginys. Tai sako, pažiūrėk ant žemės. Tai pasirodo dėžutė, kuri gali paimti mažiausiai nuo 2 kW iki 10 kWh per valandą. Taip, tai yra vaizdo plokštės, kitaip vadinamos vaizdo kortom, kompiuterinės vaizdo plokštės, jos ir naudojamos pagrinde tiem kriptovaliutų kasėjų. Tai yra maininimui, kitaip sakant, jau čia nelietuviškai. Tai jo,
jeigu šita veikla užsieminėjo kaimynai ir iš jūsų skolinosi, gražiai tariant, elektrą, tai tikrai galėjo prikapstėti 1000 kW. Tai nenuostabu. Tai tas ir įrodo, kadangi yra net užfiksuota po apeliacinio teismo, kada jie jau įžūliai prisijungė prie mano interneto Baltikum ir užfiksavom 252 įrenginius. Ten daugiau yra, bet atmetus mano telefono, routerį, tai būtent tie 252 įrenginiai su IP adresais, eilės tvarka, net kiti yra MAC adresai, nes jie jungėsi tuo metu ir užfiksuota, būtent nuotraukos ir padarytose. Tai būtent jie parodė, kad tu mums nieko nepadarysi, ką kaimynė ir sakė, nieko tu ubagė mums nepadarysi ir tau niekas nepadės. Na, tikėkime, kad padės, tikėkime, kad teisingumas vis dėlto, turėtų būti. Kokie jūsų planai į ateitį? Dabar sakėt viskas, bylos užsidarė, viskas jau dabar... Taip, bylos apeliacinės elektros nėra, bylos uždarytos, turime elektrogeneratorius. Skolos yra, generatorius veikia. Kokie tolimesni veiksmai? Taip, buvo pranešimas, pavyko išsiųsti pranešėjų apsaugai, kuri rekomendavo, tiesiog turi atsakymas yra, kad tai yra pakartotiniai veiksmai, tai 166, 179 baudžiamo kodekso straipsniai ir turi pradėti vykdyti tyrimas toliau. Tyrėjai Telšių, kadangi tos pačios pavardės, vėl atsakymas, tos pačios pavardės 3 metus figūruoja, ta pati Šiaulių generalinė prokuratūra, tai ir nieko naujo aš nepasakau. Kadangi nuo 9 metų vyksta vagystė, tai aš nieko naujo ir nepasakau, jį tęsiasi. Realiai, ką jūs naujo galit pasakyti? Tiesiog atnaujinti skaitiklių duomenų parodymus, kad toliau nenaudodamas sunaudoju milžinišką kiekį elektros. Pareigūnai nekreipė dėmesį, kadangi apeliacinis teismas buvo būtent Baranausko gatvėje, būnant skaičiukams, tai yra nuo 2009 metų iki 2020 metų, ir mes persivedėm elektrą naujai. Tai yra mes mokėjom daugiau nei 2000 eurų, kad saugiai gyventume. Ir pakartotinai būtent Dirkstelio gatvę persivedus elektrą, kaimynai vėl pakartotinai vykdė nusikaltimą. Tai jau yra nauja. Tai jau yra pakartotinas nusikaltimas. Tai yra baudžiamasis kodeksas. Tai jūs jau persivedėte elektrą iš naujo? Taip. Kad anas kabelis jau jiem nebeveiktų, jeigu taip buvo, kad veikia. Ir kaip jie galėjo prisijungti? Taip, kada paliko per naktį griovį iškastą, kada vedė elektrą, elektrovarto darbuotojai, tai nakties metu buvo pagautas kaimynas, jis net prie savo vartų ir šiukšlinę susistatė, ir visi ten džiaugiasi, ir žmona, ir anūkas, ir dukra, kaip koks mūsų protingas senelis pakartotinai vykdė nusikaltimą. Ir pareigūnai, ir nei su darbuotojai, nei pareigūnai net nereagavo. Tai, kad būtent prie vartų yra įvesta ta elektra. Tai žinokit, man kažkaip jau net nebūtų nuostabu, jeigu, kai dabar jums atjungta elektra, vis tiek pareitų sąskaitą tūkstantiniais... Taip, man parėjo 170 kWh suvartoju, yra atjungta elektra ir yra užfiksuota... Po atjungimo? Taip, jie nežinau, kaip ten sugebėjau, aš dar tiek daug prisisukti. Bet yra užfiksuota būtent dar net vakar, kad skaičiuką jau nufilmavau, man rodos, kartiklis išjungtas ir vis tiek rodo vartojimą. Aš neturiu elektros. Pas jūs nėra elektros? Taip, skaičiukas veikia toliau. O skaičiukas veikia toliau. Mirksimės. Nežinau, kiek ten jie primirksės, nes kadangi... O bandėt kviestis dabar esu? Buvo skambutis, buvo pranešimas ir video įrašas, tiesiog aš įkeliu YouTube įrašus, vienas Telšių pareigūnas, labai jam ačiū, patarė, kad kelk, nebebijok, turi viešinti tą ir būtent yra įkelta, kad irgi mirksi skaičiukai, vyksta toliau vagystė ir mažai pareigūnai tą patį irgi matė. Pabandysim susisiekti su tais pareigūnais. Greičiausiai jie nenorės viešintis, bet jeigu, kai pareigūnai bus drąsūs, tai
turbūt pakalbėsim ir su jais ir parodysim jum, ką kalba pareigūnai, kokie jų pamastymai, kokios jų mintis. O jum labai labai ačiū, kad esate drąsi, kad nebijote kalbėti, kad atvykote pas mus, kad susisiekėte su mumis, o mūsų darbas toks – padėti žmogui, paviešinti tai, ką jis nori paviešinti, o niekas kitas to nedaro. Netgi mūsų Telšių viena iš redakcijų atsisakė padėti. Tai ačiū ir jiem. Taigi, gražios likusios dienos ir iki sekančių pasimatymų. Nepamirškite sekti, paspausti nykštį ir mus stebėti YouTube platformoje. Gražaus vakaro. Ačiū Jums.